Sveiki, su jumis Brilliant, 15 diena Vegase ir šiandien pakeitėm lokaciją. Tai išsinuovom butą, tokiam visai jaukiam rajonėlį, bent taip atrodo. Ir parodysiu, kaip viskas atrodo tenai. Tai prieš tai gyvenom viešbutį. Tai dabar turėsim biškį daugiau asmenės erdvės, virtuvę, taip toliau. Ir šiek tiek geresnę lokaciją. Ir dar mažiau mokėsim. Tai žodžiu, dar visiškai win situacija. Būtume ir anksčiau čia paėmę, bet tiesiog buvo užimta. Ir anksčiausiai, kada galėjom išsikelti, tai vat nuo vasario 9. Ir čia per krūmus nelabai matosi, bet čia iš tikro, nežinau, koks kilometras mums yra iki Venetian. Ir žodžiu, netoli mūsų visi tie pagrindiniai centrai irgi. MGM Grandas toliau, bet Cezaris arčiau, tai mums kaip ir gerai. Tai einam, parodysiu apartamentus. Sveikas. Tai va, sėdi Dalius, jisai vakar žaidė iki 6 ar iki 7 ryto ir dėl to šiandien belia kaip neišsimiegojęs. Papasakok ten apie tą čuvą, kur vakar žaidėjai. Ką? Kas ten apie gerą? Nu, kur sakei, kur blefuoja. Kai blefuoja visada krapšto ausį, bet taip žiauriai krapšto, taip va. Ir jis parodė vieną kartą blefą, tai galvoju, gal čia netikėti. Antrą kartą, kai blefavo su flush draw, vėl žiauriai krapšto ausį, vėl taip krapšto, akivaizdžiai. Bet visą laiką tą pačią ausį? Jo, tai va, jam kažkaip pradeda išdėti. Tai parodės blefą. ar pavyko pačiam prigaut? Kokią ranką turėjai su juo, ar ne? Ne, neteko, bet jis pakankamai šnekuolis, tada buvo matos ant live pasikapsas, bet nu, žodžiu, iš ten gerą veiksmą užsuko. Tai va, žodžiu, taip atrodo mūsų bučiukas, čia yra viena lova, čia reiškia aš miegosiu pusę kelionės, čia yra virtuvė, kuri atrodo labai irgi cool, galima bus patiems viską prisigamint, viskas švaru, tvarkinga, yra visokių prieskonių, tai tas irgi dar labai padeda. Toliau yra vonia, kas irgi patinka, gerai atrodo, tvarkinga, tikiuosi dušo gero, su stipria srove. Ir čia yra džiovyklės, kalbenkės, ko irgi nebuvo viešbutį ir kas irgi labai gerai, nes galim išsiskalbti rūbus, nebereikia rankom skalbti. Ir čia yra antras miegamasis. Tai žodžiu, čia kažkam labiau pasisekė, bet pasikeisim vidury kelionės. Tai va, spinta. Tai mes už šitą butą mokam po $26 arba $25 per naktį. Jau su visais mokesčiais, su viskuo. O viešbutį mes mokėdavom po 29 gal, nu tai mums čia susitaupo gal po $3 ir yra patogiau, arčiau ir geriau. Tai tokios naujienos, su jumis Brilliant, būk profesionalas.com.